Turiu pasiūlymą puikiai velykiniai vakarieniai pasigaminti netikrą šventišką zuikį. Na, bet jisai bus ypatingas dėl to, kad bus įdarytas kiaušiniais. Na, kokios Velykos be kiaušinių? Taigi nuo kiaušinių norėčiau ir pradėti. Tiems, kas dar galbūt negirdėjote ir nebuvote užsukę į mūsų Gardu parduotuvę prekybos centre Panorama, pas mus atsirado puikios lietuviškos produkcijos, tame tarpe ir nuostabus, laisvai besiganančių vištyčių kiaušiniai. Na, labai džiaugiuosi, kad turime šią produkciją. Reikia palaikyti tokius gerus žmonės. Reikės virtų kiaušinukų. Kietai virtų kiaušinukų, kuriais vėliau įdarysime netikrą zuikį prieš jį kepant. Tad įdedu kiaušinukus į šaltą vandenį, uždengiu, įjungiu kaitrą ir jiems užvirus verdu 5-6 minutės. Man reikia kieto trynio, tad tiek laiko ir verdu. Jeigu mėgstat skystesnius kiaušinius, virkit 1-2 minutėm mažiau. Na, kol kiaušinukai verda, gaminame toliau. Taigi reikės džiūvėsėlių, arba jeigu turite užsilikusios šviesios duonos, kuri jau šiek tiek galbūt apdžiuvo, puikiai tiks ir jie. Reikėtų 120 gramų ir džiūvėsėlius arba duoną reikėtų užpilti stiklinę skysčio. Na, mes darom ypatingą velykinį zuikį, tad ir skystis turėtų būti skanesnis, ne šiaip paprastas vanduo. Taigi aš naudosiu 100 ml pieno, 100 ml grietinėlės, kad truputėlį būtų riebiau. Na, jeigu turite tik pieną, galite tiesiog pilti tik pieną. Ir beje, pamiršau pasakyti, skystį reikėtų pašildyti, tam, kad greičiau išbrinktų džiūvėsėliai arba duonytė. Ir užpylęs tiesiog lengvai permaišau keliasdešimt sekundžių. Gerai, paliekame brinkti ir keliaujame toliau. Dabar reikės apsikepti prieskoninės daržovės. Taigi turiu keletą svogūnų, česnakėlių, petražolių, šiek tiek prieskonių ir visą tai prieš įdedant į mūsų šio šventinio patiekalo kaip masę reikėtų suminkštinti, apsikepti, kad būtų žymiai skaniau. Svogūniukai apkepa per 2-3 minutės, priklausomai nuo to, kaip smulkiai jūs juos supjaustysit. Ir apkepus svogūnams sudedam apie 3 skilteles česnako, gerą pundelį smulkintų petražolių ir prieskonius. Na, prieskoniai, kaip visuomet, yra jūsų pasirinkimo reikalas, tačiau čia labai puikiai tiks šaukštelis saldžios paprikos, šaukštelis čiobrelio, šaukštelis raudonėlio džiovinto ir pusė šaukštelio smulkintos kalendros. Viską sudedam į keptuvę su svogūniukais, česnaku ir petražolėmis, išmaišom, pakepinam maždaug 1 minutę, nedaugiau 2. Mums nereikia, kad česnakas pradėtų degti ir prieskoniai nereikia, kad pradėtų degti. Ir viską sudedam į katiliuką su džiūvėsėliais, jau išbrinkusiais nuo pienuko ir grietinėlės. Na ir toliau visi kiti likę ingredientai. Taigi šis šventinis zuikis bus iš jautienos, 100% iš jautienos. Tad renkantis maltą mėsą labai rekomenduoju paieškoti maltos brandintos jautienos. Patikėkit, skonis bus visiškai kitas, žymiai skaniau. Taigi turiu apie kilogramą maltos brandintos jautienos. Taip pat reikės 2 kiaušinukų. Na, jau dabar nekyla klausimas, ar jie laisvai laikomų vištyčių ar ne. Taip, druskytė, žinoma. Na, tokie 2 geri žiupsneliai druskytės. Garstyčios. Na, reikėtų su garstyčiom nepersistengti. Dižono garstyčių čia vieno štai tokio šaukšto bus per akis. Ir šlakelis Worcesterio padažo. Na, maždaug pusę šaukšto. Taigi dabar viską išmaišau ir palieku, kokiom bent jau 10 minučių, jeigu galima taip sakyti, pasimarinuoti, kad visi skoniai susijungia, taptų visuma.
ką, turim jau visas sudedamasias dalis ir šiame etape nepamirštame įsijungti orkaitės. Taigi, kaitinimas su ventiliatoriaus funkcija ir 170-175 laipsniai. Turiu pasiruošęs kepimo indą. Na, geriau, kad jisai būtų šiek tiek su aukštesniais kraštais, nes kepimo metu vis tiek išsiskiria šiek tiek sulčių. Ir popieriuką, kurį įtiesiu. Na, tiesiog, kad man būtų patogiau suformuoti patį netikrą zuikį, aš pasidedu ant lentelės ir šiek tiek patepu su aliejumi. Na, tam, kad nepriliptų mėsa ir gražiau susiformuotų. Taigi, vis dar aliejuotos rankos. Na, galima turėti ir dubenėlį vandens, vėlgi tam, kad netaip liptų mėsa. Ir dabar iš visos šitos puikios masės reikės suformuoti tokį pailgą netikro zuikio kaip kepaliuką, bet kad jisai vėliau tilptų gražiai įdėti. Taip. Taigi, toliau suformuojam tokią įdubą. Praskiriam. Ir dabar į šitą lovelį sudėsime kiaušinukus. Taigi turėtų tilpti 4 kiaušinukai, štai taip dedant vieną paskui kitą. Na ir dabar mėsytę reikia atgal suklijuoti, apgobti kiaušinukus virtus, vėlgi, kad neliktų jokio tarpelio. Tai reikėtų tai daryti švelniai. Na, tarsi kokį kibiniuką formuotume arba cepeliną. Tiesiog gražiai taip užveriam ir suspaudžiam. Na ką, dabar atsargiai įdedam. Taip nesuplyštum. Gražu. Na ir beliko viską iškepti. Pats kepimo procesas yra truputėlį su niuansais. Taigi dabar štai taip suformuota netikrą zuikį. Dar uždengiu sviestiniu popierium bei foliją ir kepsiu 40 minučių, tam, kad viskas gerai perkeptų. Na, o vėliau atidengsiu ir dar maždaug 30 minučių kepsiu, kad gražiai paskrustų. Ir pabaigoje patepsiu tokiu barbekiu ir terijakiu padažo mišiniu lygiom dalim. 10 minučių pakepsiu, kad pasidengtų tokia tarsi glazūra. Na, liko kepti visai nedaug, apdžius glazūrą ir galėsime traukti ir jau ragauti. Bet prieš tai paruošiu labai greitą, tačiau labai skanų padažėlį. Taigi bus majonezinis krienų ir svogūnų laiškų, toksai tirštas padažėlis. Na ką, turiu gerą šaukštą rimtų krienų, tokį pundelį svogūnų laiškų, juos smulkiai supjaustau. Na ir ką, majonezas, puikus kėdainių majonezas, jo čia nepagailėsim, 4 štai tokie kupini šaukštai, šiek tiek druskytės, na, padauginti nereikėtų, bet šiek tiek tikrai puikiai tiks ir šviežiai malti juodieji pipirai. Viską išmaišau ir paruošta. Labai gerai. Puikus padažas prie bet kokių mėsos patiekalų. Na ką, traukiam. Atrodo puikiai, kvepia dar puikiau. Na, net nepasakytum, kad tai yra netikras zuikis, o atrodytų kaip koks pyragas. Štai taip. Gražiai. Manyčiau, pavyko puikiai. Dabar ragaujam. Minkštas. Jaučiasi visi prieskoniai. Tikrai patiekalas vertas išbandyti. Tikrai nebijokite, o receptą rasite, kaip visuomet, gardugardu.lt.
Nepamirškite aplankyti mūsų socialiniuose tinkluose, nepamirškite aplankyti mūsų Gardu parduotuvėje. Na, prieš Velykas ten rasite tikrai gausybę skanių dalykų, tinkančių jūsų stalui. Kaip visada, labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Electrolux bei Kėdainių konservams. Na, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Iki!